Sveiki mano bičiuliai, sveiki sugrįžę į mano dirbtuvės. Šiandieną jau turbūt iš vaizdo įrašo pavadinimo supratote, kad montuosime išilginėms staklėms pjūklo lygiarečią atramą, liniuotę taip. Nu, čia jau kaip pavadinsit, taip nepagadinsit. Tai pirmiausia, noriu visus pasveikinti su atėjusiais naujais metais. Už lango matot pakankamai šalta. Žiemai įsisiūbavo nejuokingai. O aš noriu jūsų paprašyti, kad jūs irgi įsisiūbuotumėt nejuokingai ir nepamirštumėt mano kanale paspausti patiktukų, pahypinti kanalą, taip pat pakomentuoti, pasidalinti su draugais. Na ir aišku, kam įdomu, aktyviai dalyvaukite komentarų srityje. Galite visko klausti manęs, aš ką žinau, tą papasakosiu. Primenu, aš nesu profesionalas, aš esu hobistas. Nu, o dabar ateikite arčiau stalo, parodysiu, iš ko susideda šitą lygiagreti atrama, kas įeina į komplektaciją. Aš jau viską išpakavau, tai truputėlį papasakosiu, o paskui jau pereisim prie staklių, demontuosime seną atramą ir montuosime naują atramą. Nu, liniuotė, nežinau. Iš tikrųjų, aš tai vadinu, kad tai yra atrama, nes liniuotė šiaip truputį kitokią turi funkciją. Gerai, atbėkit čia. Na, žiūrėkim, ką mes turime. Pirmiausia, turime instrukciją. Instrukcija labai paprasta, viskas parodyta ir parašyta paveiksliukais. Tai čia, manau, Oi, aš jums aukšninkojam rodžiau. Nu, gerai, parodau. Va šitaip, viduje atrodo instrukcija. Jo. Tai čia viskas aišku, tai aš ją įsikiu atidedu į šoną dėl vienos priežasties, kad mes pasitengsim šiandien nieko negręžti, o sumontuoti į seną gerą vietą. Gerai, instrukcija guli čia. Toliau mes turime, ką mes turime? Patį mechanizmą, kuris fiksuoja mūsų atramą. Čia yra du varžteliai, kurie priveržia tą tikrą atramą, jau pavadinkim. Va štai jinai čia yra. Jinai prisisuka va štai čia. Taip. Tuomet į komplektaciją dar įeina 3 varžtai. Galvutė M10, pats varžtas, man atrodo, kokie M6. Taip. Ir pagrindinė, beveik turbūt kokio metro ilgio, toksai aliuminio lydinio kronšteiną, kurį reikia pritvirtinti prie staklių. Ir šita dalis jau turės važinėti staklėmis jo. Ir taip pat dar mes turime metrą, kurį reikės priklijuoti, arba liniuotę, va čia tikrai liniuotę, lankščią liniuotę, kurią mes priklijuosim čia va šitoj vietoj, bet tai darysiu aš jau pačiu paskutiniu momentu. Tai turbūt su komplektacija viskas mums jau aišku. Tai ką, dabar šitos daiktus galim nunešti prie staklių. Dabar dar greitai pažiūrėkime, ko mums gali reikėti, kokių įrankių norint sumontuoti šitą atramą. Tai aš naudosiu tokį kampainį ir dar štai tokį kampainį. Taip pat man reikės dar raktelių. Čia visą krūvą turiu raktelių, 2 atsuktus ir 6-kampių raktų rinkinį. Ir manau, šitų daiktų mums turėtų pakakti šitam darbui. Gerai, stalą patraukiam. Štai mano išilginio pjovimo staklės. Jos atjungtos nuo įtampos, matote, taip. Tai laidą kažkur čia padėsiu kol kas ant stalo. Matot, koks pas mane buvo tvirtinimas, tai atsuki štai šitą ir stumdai šito kronšteinu ir užsukant jisai bando visuomet pabėgti. Tai pakankamai būdavo sunku nustatyti ir jau šitoje vietoje trupučiuką jau kaip čia pasakyti, įsispaudė laikiklis. Tai dabar aš noriu šitą demontuoti. Tai jį tiesiog atsuku ir pastumiu į šitą pusę. Štai. Taip. Jį padėsim į šoną, nepamesim, reikalingas jis mums bus. Ir dabar turbūt nieko nekalbėsiu, o jau atsuksiu ir demontuosiu šitą stalą. Ir bandysiu tada į šitą vietą, kad mums negręžti jokių skylių, ant šitų kronšteinų senų sumontuoti naują liniuotę atraminę.
Aišku, man to stalo tokio plataus nereikia, tai galbūt trupučiuką pasiaurinsim, bet pažiūrėsim iš vietoje. Tai gerai, dabar įimu rakčiuką ir atsukinėju. Aha, matau, kad kažkas čia trukdo man, kol kas negaliu suprasti kas. Čia trukdo, bet galiu jums pasakyti taip, kad čia viskas gaunasi visiškai neblogai. Tiesiog reikės papačią padėti kažkokių tai veržlių. Aha, tuo mes surasime veržlės, kol kas paspaudžiu pauzę, paieškokime veržlių. Nuradau štai tokias 4 veržlės. Jos manau, kad yra vieno aukščio. Pagal mane tai tikrai vieno aukščio. Ir dabar bandysime dar kartą sumontuoti liniuotę. Tai ir vėl viską darau pagreitinti, kad jūs matytumėt ir nereikėtų gaišti daug laiko, kad vaizdo įrašas būtų trumpesnis. Ai, kaip trūksta rankų dar vienų. Taip, ar aš čia taip dedu? Lyg tai taip. Taip, imam veržlę. Op. Ir man atrodo, viskas čia gaunasi labai neblogai. Tuo išveršiu, vieną prikabinsiu. Bet varžtai tai 3, bet man reikės 4. Tai turbūt reikės imti nuo senų staklių. O nuo seno tam varžtai, man atrodo, vienodi. Taip, biškį prikabinu. Ir tuoj sudėsiu štai taip visą šitą rinkinį ir tuomet jums parodysiu. Bičiuliai, žiūrėkit, prisukau šitą laikiklį, atrodo, kad viskas čia gražiai tiko. Dabar pamėginsim uždėti pačią atramą ir užspausti. Ir čia man jau nepatinka kažkas tai. Čia. Užsispaudžia tai gerai. Bet. Aha. Reikia išsukti, ten dar yra tokie šešiakampiai varžteliai. Man atrodo, kad jie trukdo man, mūsų gyvenimui. Ir liniuotė šitą yra nelabai taisyklingai įstatyta. Gerai. Bandom biškį pareguliuoti. Jūs toliau galite stebėti, ką aš čia darau. Užspaudžiu, kad čia nenukristų. Ne, gal nuimsiu visgi. Šiaip tai viskas taip čia būtų labai neblogai. Ir lygiai gretumas beveik idealus. Gerai, dar biškį tada bandau pareguliuoti šitą kronšteiną. Jisai yra statmenas trekams, tik tai yra nestatmenas stalo paviršiui. Tai man dabar reikia įsilyginti, kad būtų statmenas stalo paviršiui. Gerai, padedu atgal šitą daiktą ir bandau reguliuoti. Gerai, bičiuliai, grįžtame dabar jau į paprastą režimą, į standartinį. Liniuotė nėra lygiagreti trekui. Mano pjūklas yra abiem trekam lygiai gretus. Patį kronšteiną čia pritvirtinu idealiai. Prie pat stalo prisiglaudė, kaip ir pagal instrukciją, ir aukščiai viskas atitiko. Bet turiu vieną problemą. Šitoje vietoje, nežinau, jūs matysite, šitoje vietoje yra maždaug 5 mm tarpas, ten jau nebėra 5 mm tarpo. Nors čia viskas pritvirtinta idealiai, lygiai greičiai stalui, statmenai stalui. Plyšelio jokio nėra, nežinau kodėl taip, tai mėginsiu įsiaiškinti, ar aš kažką tai netaip surinkau, gal su šito kažkas daiktų yra negerai, su to prispaudimu. Nes viskas čia tinka ir man patinka, tik tai, kad jisai tas tarpelis čia prieki yra. Tai nežinau, šitą mačiau vaizdo įrašą pas Kęsto kanale, tai gal Kęstas žiūrės mano vaizdo įrašą ir galės man pakomentuoti. Bičiuliai, grįžtam prie staklių. Vienu žodžiu, kas atsitiko? Išardžiau aš vakarykštę konstrukciją, nufilmavau iki galo, daug ką parodžiau. Ir šiandien ryte nusprendžiu, kad darysiu taip, kaip turi būti pagal gamintojo brėžinį. Tai atsukau viską velniop, išgrėžiau jau 2 skylės, 20 mm
nuo viršaus centras yra, reiškia su 3 mm krašteliu pragrėžiu spyžių ir tada su 8 mm krašteliu. Gerai, parodysiu, kaip aš grėžiu, gal kažkam tai įdomu bus. Tai tam ir tikslui naudosime savo mėgstamą festuliuką, pasidariau šabloną, taip, oi, kamerą užkabinau, gal viskas gerai, pasidariau šabloniuką, taip, špyžiaus storis 6 mm maždaug, tai žiūriu, kur aš jau, kad į patogesnę vietą savo gręžti pavyktų man. Manau, čia bus patogu, maždaug, gal ne visai per vidurį, bet čia eina sutvirtinimai visokie po staklėmis, špyžinėmis. Po špyžinių stalų tiksliau ir bus nepatogu gręžti. Nu, manau, čia bus visai gerai. Kaip čia kažkaip tai čia reikia užtvirtinti man. Pritvirtinsiu su spaustuvu, kad nelakstytų šablonas. Manau, va, čia bus gerai. O taip va. O taip. Va taip. Ir kur čia skylutė. Ir labai gerai. Šitą vietoje bus kaip tik. Taip. Raštelis. O, blogai grasas užvirštas buvo. Užvėžti reikia stipriau. Taip, maždaug čia. Ir gręžiam. Gerai, galima spaustuvą nuimti, jau šimė bus. O yra, matosi. Grąžtas dabar mums neslysta, patogu gręžti. Taip, statau į tą skylutę. Tiesa, grąžtas trupučiuką į mano jau atbukęs. O, viskas keičiu grašiuką dabar. Iš 4-3 mm statau į į 8 ir gręžiam didesnę skylę. Kur čia jinai? Čia, neskubėdami. Nu štai, skylės yra. Įrankiškos galim patraukti. Galim atsinešti jau mūsų atramą. Gale reikėtų nuimti tą plastiką. Tai sukišam varžtus. Dabar reikės pataikyti į skylutes viską. Taip, pasiruoškime vieną veržlę bent. Taip. Viena. Dvi. Trečia tik. Taip. O, visos skylutės atitiko. Gerai. Taip. Pastumiu čia. Op. Gerai. Nu ką, bandau užkabinti bent jau vieną. Kur čia? Vidurinę, tarkim.
Taip, dedam poveržlę, dedam veržlę. Aišku, jūs čia nieko nematysit dabar. Tas variantas vakarykštis man nepraėjo. Aha. Gerai. Taip, kur mano sekanti veržlė? Taip. Kur čia dabar? Ai va. Op. Poveržlė. Veržlė. Taip. Viskas čia gražu. Ir paskutinė dabar dedu. O poveržlės nėra. Poveržlė radau, o veržlės nėra. Gerai, to jau paieškosim kito dėžiai, kur nors rasim. Nu, o trečia veržlė atėjo į vietą. Dabar tik reikia raktą surasti. Nepasėmiau rakto. Su rankom dar prisiveršiu taip. Kol veržiasi. Šitą gerai. Šitą gerai. Nu ir šitą gerai. Viskas čia gerai. Jo, trupučiukai pasiduoda reguliavimui. Nu tai mes tarkim bus va čia. Gerai, reikia vis tiek rakto. Kur mano raktas? Gal ant žemės nematau, kur pasidėjau. Atsirado raktas. Taip. Po biškį. Per blogai čia. Gal ir gerai bus. Taip. Po biškį visas veržiu. Stipriai čia turbūt nereikia, manau. Op. Gerai. O, nes staklės krūta, o liniuotė nekrūta šita. Oi, kaip liuks. Na, atsakingas momentas. Uždėsime atramą. Užspaudžiam. Hebra, matėt? A dabar viskas susitvarkė. Jokių nėra. Oi, liuks, palaukit, perstatysiu kamerą ir jums parodysiu. Visai kitas reikalas. Ai, reikėjo vakaris kitaip daryti. Gerai, kol statysiu kamerą, dar užsuksiu ant galo tą apdailą. Kaip čia gražiai gavosi, to parodysiu viską. Taip, dabar pareguliuosime stalui ar lygiai greti stalui. Pjūklas yra lygiai gretus trekams. Tai liniuotė, žinokit, idealiai. Jeigu tas kampainis mano nemeluoja, bet jis nemeluoja, tai dar galiu su šitokiu. Aišku, čia netikslus kažkokie kampainiai, bet ir staklės neformatinės. Nu, žinokit, idealu. Oi, pjūklas išlindęs, negalima taip dirbti. Galima labai susižeisti. Gerai, tai reguliavimui, reiškia, galioja vakarykštėje visi reguliavimai. Na ir turbūt reikėtų pamėginti kažką pjauti. Kaip jūs galvojat? Nu, šiek tiek tas kranšteinas pasiduoda. Pločio man staklių kaip ir užteks, nežinau, ar pjauti šitą likutį, bet turbūt nepjausiu, tegul palieka, tegul kabo jisai, o čia dar norėsiu į tą pusę prailginti stalą. Tai kažką tai turbūt
Update'us darysime turbūt kitame video, o dabar turbūt ateisiu jums norėsiu parodyti, kaip čia viskas atrodo iš arčiau. Taip, dabar statmenumas. O statmenumo nėra. Toks įspūdis, kad biški pabėgusi yra. Tai reikės čia atsukti 4 varžtelius šitoj vietoj, 1, 2. Ir čia kažką pakišti. Po poviršlę kažkokią tai. Manau, kad čia taip ir padarysiu. Bet čia turbūt jau irgi. Nu, kampas, žinokit, taip pakrytęs gerai. Ai, čia nepatikrinsiu. Gerai. Bičiuliai, atreguliavau viską. Šitas tarpas tarp pjūklo ir atramos ir šitas tarpas tarp pjūklo ir atramos yra identiški. Pagal šitą kampainį matavau ir šiaip man atrodo, kad jeigu ten koks 1/100 dalis milimetro ar ten 10 nieko nelemia. Liko atreguliuoti tik tai statmenumą šitą, bet tai statmenumas šitas reguliuojasi iš apačios turbūt, arba reikia štai šitoje vietoje atsukti 2 veržlės, dabar nežinau ar matysit, ir pakišti kažką po jomis. Na, bet mane dabar nedomina šitas statmenumas. Vis tiek, mano, pirmiausiai visa mediena važiuoja stalo paviršiumi ir remiasi į apatinę briauną liniuotės. Tai manau, čia pakankamai tikslus bus rezultatas. Na, o kad negaišti laiko, imkim ir pamėginkim ką nors nupjauti. Nieko tokio rimto neturiu. Tuo pažiūrėsiu ką nors. Nu, radau štai tokį gabaliuką medienos. Nežinau, suskilęs šiais visas. Na, mes pamėginkim šitaip atpjauti gabalėlį. Tai ką, pirmiausia, turbūt uždėsim apsaugas visas ir prijungsime siurblį. Nu ką, bičiuliai, gavau, kaip čia vadinti, kompaktiškas stakles. Norėsiu prasilginti tik tai ilgį, nes mano didžioji dalis pjūvių būna išilginiai. Skersinių pjūvių praktiškai aš ant jų nedarau. Liniuotė esu patenkintas, labai neblogai jinai čia stovi, tvirtai laikosi, niekas nesitaliskuoja. Pabandykime pjauti. Taip, neturiu dar kokio nors vieno pagalbinio. Neturiu pagalbinių, tokie tik tai liko pas mane stumokliai. Nu ką padarysi? Pjausim ant to, su kuo turim. Pjausim tiesiog taip, kad arti pirštų nebūtų. Tai prispaudžiu šitą prie ruošinio ir šitą stumsiu su stumokliu. Gal nieks stipriai mane nekeiksit. Bandom pjauti. Nu, žiūrėkit, gavau švarus, puikus pjūvis. Šitoje vietoje yra truputėlį ten, kur periminėjau jau su šito vištos koją stūmiau. Tai čia matau trupučiuką yra tokių žymių. O šiaip pradžioje, kur viskas prispausta, buvo idealiai nupjauta lygiai. Jokių prideginimų, nieko aš nematau. Ąžuolas, kaip per sviestą, atsakomoji pjūvė dalis. Nu, žinokit, kol kas negaliu nieko pasakyti, ar čia variantas šitas pasiteisins, nepasiteisins. Tuo priklijuosiu liniuotę apačioj. Čia, kur yra padidinimo stiklas, brūkšnelis, labai patogu. Bus dabar dėti atstumus nuo pjūklo, 0 bus prie pat pjūklo. Kęsto kanale yra toks pats sumontuotas, pavadinkim taip, atrama išilginė taip. Tik tai jisai kalbėjo dėl pjūklų. Pjūklų aš negaliu keisti į plonesnius. Yra tam tikra priežastis, nes yra gale, jeigu matysite, čia prapjovos tas peilis vadinamas.
Tai propjovos peilis yra lygus disko storiui. Jeigu aš plonesnį diską darau, tada tas peilis į mano tą prapjovą netelpa medienos. Tai visuomet diskas pas mane bus vieno storio. Kaip be būtų gaila, 3,2 mm visuomet eina vienas pjūvis į šiukšlės, na bet ką padarysi. Arba reikia daryti naują peilį ir plonesnį, bet plonesnis peilis, jis pradės teleskuotis į kairę į dešinę, banguos, tai manau, kad neverta man čia žaisti, ne tiek daug aš tos medienos šiaip jaustau. Tai ką, bičiuliai, visiems saugių darbų, geros sveikatos, nešalkit, laikykit koją šiltai, nepamirštam prenumeruoti, dalintis, komentuoti, laukit naujų vaizdo įrašų, pasistengsiu juos išleisti kuo dažniau. Iki, likite sveiki.